Pradžiai, sakai, jau buvai Olandijai. Buvo Anglijai, bet Olandijai matėm trasų. Ką veikiai ten? Kaip sekės? Aš tai nevažiavau. Nevažiavai? Ne. Tai gali mums visiems papasakot, kodėl jau nevažiavai? Traumą gal kokią turėjai, ar kas atsitiko? Ne. Nieko nebuvo? Nieko. Kaip, aš Pailsiaut važiavom. žinau, kad tau buvo kažkas. Nu buvo, bet jau buvo praėjus seniai. Tai gal papasakok, kaip ten viskas atsitiko. Pagalvo gerai, atsimeni, kaip buvo. Atsimenu, kaip buvo. Man treniruotė, Latvijai važiavam treniruotėn ir Ir Gida norėjo atbėgti, rodyt 2 ratus. Ir aš sakiau posakį, didelis, Paursas važiavo tiesiai ir rankų sulaužė. Nu va. Atvažiavau didelį greičiu, išvažiavau už bortą ir neužguldžiau. Ką užklaidai? Nieką neužguldžiau, atėjau didelį greičiu ir nesustabdžiau, išvažiavau už bortą ir neužguldžiau ir nugriuvau. Truputį reikėjo pastabdyti, ne motociklą. Tu per greitį važiuoji. Na, tavo motociklas per mažas jau. Jau reikia didesnį. Tik man šitas paaukštintas. Aukštas. O kitais metais kokioj klasėje čia? Važiuos Angliją ir už abi klasės vėl važiuos. Ir ką darysi ten? Važiuos Angliją ir už abi klasės važiuos. Už abi dvi jau? Jau šoks ant galingesnę motociklą? Tai dabar važiuoju kitokį jau.